dabar galiu pasidžiaugti rezultatais, kuriuos mes turime. Tai vyksta labai glaudus bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, su policijos komisariato vadovybė ir personalo, taip pat su viešo saugumo tarnyba, su greito reagavimo rinktinė ARAS, su miestų savivaldybė ir su kitom institucijom. Kariai, aš manau, kad jau atvyko į pratybas mokėdami savo darbą. Ir pagrindinis tikslas šių pratybų metu tai yra susikoordinuoti tarp institucijų. Ir tarp institucinis koordinavimas yra efektų pagrindas. Ir tą efektą mes pasiekime. Mes treniruojamės veikti aplinkoje, kurioje iš tikrųjų mes vykdytumėm veiksmus, jeigu būtų reali situacija. Ir mes tada mažoje teritorijoje ir limituotoje teritorijoje labai apriboti laike turime pasiekti bendrą efektą. Tai yra sudėtinga ir tą mes treniruojamės padaryti. Ir aš manau, kad šios pratybos akivaizdžiai rodo, kad mes tą sugebame pasiekti. Tai kad tos pratybos vyksta derinant veiksmus tiek vidaus reikalų sistemos, tiek kariuomenės. Jo labiau, kad hibridinės grėsmės jos yra labai akivaizdžios ir ruoštis, jas užkardyti, pašalinti reikia nuolat. Ir aš manau, kad šitos pratybos kaip tik tai ir skirtos sąveikai tarp dviejų institucijų ir patikrinimui naujų teisės aktų, kurie buvo priimti dar praėjusiais metais, leidžiančių kariuomeniai vykdyti ir dalyvauti, užkertant kelią įvairiom hibridiniam grėsmėm. Noriu padėkoti klaipėdiečiams, kurie labai supratingi, kurie tikrai mato prasmę ir galbūt jaučia kai kurių nepatogumų, bet visą tą supratingai priima, kaip galėtų pasijungti kariuomenė, kaip galėtų dalyvauti, kokie teisės aktai turi būti priimti, kad jie turi priimti greitai būti. Visa ta teisinė aplinka yra sutvarkyta. Trečią parą naktis bučiuoja mano kūną, švelniai glosto akis ir akmenų karūną. Trečią parą medus nuo blakstienų laša, o išalkęs dangus mano rankos prašo. Čia kario ugnis, mano kasa, neišeik dar pabūk, baltas broli, juk šiąnakt dėl tavęs kloju guolį. Trečią parą žiedais sirpsta mano lūpos, nesaldžiais bučiniais jas paliejo rūpos.